Sveiki. Ketvirta jauniklių treniruotė. 25 metai, rugpjūčio 9 diena, 9:55. Leidžiu iš tos pačios vietos Čiobiškio, 14 km. Kol kas visi balandžiai, kaip buvo 69, taip ir liko 69. Naudojau tausojantį treniravimo metodą po 2 kartus iš vienos vietos, kadangi yra vėlyvesnių jauniklių, niekur neskubu, taigi startuojam. Kaip matot, giedras dangus, oras puikus. Praeitą treniruotę netyčia įdėjau metinuką. Gal jisai ten buvo nuvedęs toliau paukščius ir rinkosi iš šito atstumo valandą kažkur. Pažiūrėsim kaip dabar. Štai susijungė būriai. Vakar buvo kaip ir išeiginė jiem. Puikiai kompaktiškam būry. Oras idealus. Čia netoli Neris, Čiobiškis. Na, gražu, pažiūrėsim, kaip šį kartą jiem pasiseks grįžti. Tolsta. Kraunu dėžes ir važiuoju. Išleisiu dar jaunikliuką. Laukinė, kuris čia man maišosi balandiniai, iš kažkur atskrydo. Gal apsigyvens Čiobišky. Prašau. Neužilgo susitiksim prie balandinės. Taip, aš grįžau 10 valandų 20 minučių ir matau, paukščiai grįžta. Tai reiškės 14 km šį kartą skrydo 25 minutės. Na, puiku. Praeitą kartą valandą. Ką reikėjo įrodyti. Taip, jėga. Taip, jėgutė, gera, gera. Tik va tas jų kvailas pomėgis tūpti ant namo man nepatinka. Kažkaip reiks išgyvendinti. Šį kartą vieną jaunikliai. O, gandrai.
einam. Na, kitą kartą reiks alkanesnius. Nu, vakar pamaitinau, kaip sakant, negailėdamas. O, pilkasis garnys. O, šitas pabaidė. Nuo stogo. Puiku. Einam. Taip, įpliukas yra, matau. Šaunuolis. Na, kitą kartą jau važiuosim turbūt už Neries. Kokią 30 km treniruotę. Kaip čia išeis, kada nežinau. Sekite video pasirodymus. Einam. Aha, nori gert, matau. Einam. Na, po truputį ir užeina. Viskas gerai. Kągi, dėkoju žiūrintiems. Gražaus šeštadienio, savaitgalio gražaus. Geros nuotaikos, sveikatos. Mylėkit save ir savo artimus. Gediminas, Bogoslaviškis, Lietuva.